Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu. Taigi santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu yra galimas esant vienai iš šių sąlygų. Sutuoktiniai gyvena skyrium mažiausiai 1 metus, tai yra nustatyta separacija. Kita galima sąlyga, tai yra, kad po santuokos sudarymo sutuoktinis pripažintas neveiksniu arba ribotai veiksniu. Kita alternatyvi sąlyga, tai yra, jeigu sutuoktinis yra pripažintas nežinia kur esančiu. Ir ketvirtoji sąlyga, tai yra, sutuoktinis atlieka laisvės atėmimo bausmę ilgiau nei 1 metus už netyčinį nusikaltimą. Svarbu paminėti, kad santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu nagrinėjamas supaprastinto proceso tvarka ir teismas priimdamas sprendimą nutraukti santuoką vieno sutuoktinio prašymu išsprendžia vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo, bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo klausimus, taipogi sutuoktinio išlaikymo klausimus, bendro turto padalijimo ir kreditorinių įsipareigojimų padalijimo klausimus.